rugpjūčio. Šią progą noriu padėkoti Dievui už praėjusius 2 mėnesius vasaros ir padėkoti už šį maistą, kurį valgau. Tėve mūsų, kurs esi danguje, palaimink šį maistą, pasotink mane ne tik kūniškai, bet ir dvasiškai. Palaimink ir pasotink visus benamius, bedarbius, našlaičius, invalidus, vaikučius, senukus, pabėgėlius iš Ukrainos ir kitų pasaulio šalių, Dieve, kur vyksta karai. Sotink, laimink, gydyk visą pasaulio žmonės. Tuo meldžiu ir dėkoju per Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją atpirkėją. Alleluja. Amen. 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 Nu va, dabar galima ir valgyti, ne? Šičia yra duonytė, ruginė su sviestuku, česnaku. Čia yra sūris mano, kurį aš valgau visuomet. Kaip skanu. O čia yra kečupas, vaisių, agrastų. Galima čiu. Viskas labai skanu ir naudinga, o svarbiausia, negadina sveikatos. Pomidoriukai, išaugintas pomidoras mano balkone. 2 pomidorai išaugo, vieną suvalgiau, dar vienas atliko, tai dabar šiandien patvarkysimės jį. Palinkėkit skanaus apetito man. Ir linkiu gražios dienos jums. Iki vakaro.